Bet aš dabar lyrinis nukrypimas labai greitai, matau, tu negaliu nepasidalinti. Ką tik gavau pranešimą, man rašo LRT, sveikina, gavote ištikimiausio LRT gerbėjo tą ženkliuką. Vat. Čia Facebookas? Ne, LRT, nežinau, tai kas man Nu parašė. tai Gavai Facebooko paštu, puslapis. Nu taip, 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 ar į namus vadovauju. atsiuntė gal O laišką? mane LRT jau prieš kokius turbūt 4 metus užblokavo. Esu blokuotas LRT, Tai nes man buvai pas siunčia. Indrę, reikėjo paprašyti, kad paderintų. Tai žinai, tai aš labai mėgdavau ten pakomentuoti pas juos visai ir COVID klausimais, ir karo klausimais, tai mane kažkaip utilizavo jie iš savo sekėjų Klausykit, rato. Reikia gražius komentarus. Tu turbūt dažnai apie Rudąją rašėjai, man taip atrodo. Ne, Dėl to aš taip, tave ir užblokavo. klausykit, o teisybė, kad prezidentūra neleidžia komentuoti pas save Facebook'e? tai senai ir taigi buvo čia visas skandalas, kad čia jisai labai mėgdavo komentuoti apie olimpiadas visokias ir visi ten supūdavo sakyti, tai tu ne apie tai komentuoji, ką reiktų, reikia apie vidaus politiką ir užsienio politiką. O tai kaip žodžio laisvė? Nu tai kokia žodžio laisvė? Nu, tai girdėjot, ką Jakilaitis Jakilaitis sakė. pasakė Nu, jums apie Išjungs tą žodžio laisvę jums, kai ir baigsis čia. Jo, Čia tik keturiom savaitėm, Čia atsiprašau, tu čia ne papasakok, problema. Viktorai, nes labai gerai kėlė, visi čia mes pasidalinom, bet vis tiek turbūt yra kas nematė, nes čia privaloma tą žinoti. Tai čia iš tikrųjų aš paėmiau tą video patys, TSLKD įsidėjo šitą video ir čia yragi suteikta platforma Kasčiūnui. Ten jisai pas Algį greitai berods daro tas laidas platformoje ir pasikvietė Jakilaitį. Ir Jakilaitis atvirų tekstų sako, taigi aš jau senai sakiau, dar pas Tapiną laidoje, sako, net Tapinas pats buvo nustebęs, kad ateis laikas, kai mes prieš rinkimus išjungsim visus socialinius tinklus. O tas mes pabrėžtų, nes čia reikia raudonai. Jo, tai ir mes, ir neįvardijo, kas tie mes, bet ko jisai rėmėsi, kad atseit va. Atsimint, sako, Rumunijoje, taigi buvo per TikTokus visokius ir visus kitus socialinius tinklus išrinktas neteisingas žmogus į pirmą turą išėjo, kas Moldovoje darosi, tipo prorusiški veikėjai, išeina tenai į pirmas vietas rinkimuose. Nu tai reiškia, sako, mes turėsim išjungti socialinius tinklus kokiom 3-4 savaitėm prieš rinkimus. Tai kaip ir komentatoriai gerai sako, tai o kam tada rašyti tas kitas partijas neteisingas į biuletenius, tai būtų geriau, kaip buvo tarybiniais laikais, tik tai rašai 2 kandidatus iš vienos partijos ir tu renkiesi tarp 2. Bet tai kokie jie galingi? Laukelį įrašai mes ir palieki, va čia vienas laukelis, mes. Bet Mes kokie už jie juos, Kad galingi? tas už pasakymas, juos. aš girdėjau iš tikrųjų, vat, kaip jisai nuskambėjo, kad mes išjungsime. Jisai kaip ir konstatuoja, kad mes tą padarysime. Jis kalba ne apie tai, kad čia institucijos turėtų pagalvoti galbūt apie tai, kad gal reikėtų išjungti. Arba jeigu aš turėčiau galimybę tą padaryti, aš va taip padaryčiau. Jis ne taipgi pasakoja. Jis tiesiog pasako, ateis tokia diena, kai mes turėsime tą padaryti, išjungti. Tarsi jisai yra ten va, tarptų dalyvių. Kas per didybės manija? Jisai yra institucija. Jisai yra institucija. Ir aš vakar kaip tik mano kolega Laimontas Dinius padarė labai gerą tokį interviu, laidą. Ten Ligitas Kernagis buvo, Kristupas Krivickas ir Mantas Varaška. Tai va būtent apie šitos dalykus. Ir Mantas Varaška, kaip ten bebūtų, jis yra vienos savivaldybės meras, ar ne, Kazlų Rūdos. Ir jisai sako, aš irgi esu cancelintas visur. Ir aš sako, kviečiu juos visus į diskusiją tiesioginiam eterį. Visus tos, mes tos, kurie mes vadinasi, kurie yra institucijos šiai dienai. Sakė, nei vienas neina. Nes jie tiesiog neturi argumentų. Jie va šitokiais metodais viską daro. Tai aš labai visiems rekomenduoju pamatyti šitą laidą, nes tai tikrai yra labai vertinga. Ir ten labai daug su pavyzdžiais, daug dalykų papasakojama. Kaip muzikantai yra cancelinami, tas pats Gytis Paškevičius, mūsų visų geras pažįstamas,
Selas ir visi kiti, kaip iš grojaraščių Valinskas jos braukia visus. Nors jo pačio beje žmona, jeigu pamena, su to pačiu Gyčiu Paškevičium, rusiškus tos romansus dainuodavo. Bet šito nieks neatsimena. Tai va apie tą cancel kultūrą, ten tikrai pasižiūrėkit vakar dienos OpTV, ten yra Diniaus labai gera laida, tikrai labai gera. Kažką Robertas turi pasakyti mums, matau. Ai, Mindaugas pajokavo apie merą, sako, Kazlų Rūdosios. Ne rudos, o rudos. Rūdosios. Tai Kaziolo Rudosios. Oi, mes čia tikrai kitoj laidoje vėl, kaip tas baigėsi mūsų 144 vilkų taryba, gali. Uždarys mus. Klausyk, bet tai praeita tikrai tokia tamsiai mėlyna mūsų laida gavosi, šitą tokia linksmesnė, ne? Nu tai kaip ir gyvenimas, jisai visoksgi yra, tai čia. Jo, kaip Teponas Babrauskas, Jonavos treneris, sakė, laimėjo jie čia po 2 mėnesių pertvarkos LKL ir sakė, gyvenimas kaip zebras, juoda, balta ir, toliau visi žino, kas. Ir juoda. Stepa mažą. Spaudos konferencija tokį šovė. Supratau, juoda, balta. Ir ruda. Ruginienė sako, beje, irgi išjungus yra komentarai. Taip, norėjau, labai teisingai pastebėjo žiūrovai, išjungus ir man atrodo, jeigu ten dar mes sudarinėtume sąrašus, kaip ir jie, kad sudarinėja mus, kurį traukia yra, tai mes tos sąrašus sudarinėdami ten daug rastume tų pavardžių iš politikų tarpo, kurie yra pasielgę taip, kaip Nausėda Ruginienė. Bet mūsų Ruginienė labai principinga yra iš tikrųjų, labai principingas žmogus. Nevažiuos dabar jau boikotuose. Ir dar į kokią? Neįgaliųjų. Olimpinį. Čia yra įdomi, čia biški ne į temą dabar, bet ten, žinai, vakar Gudzinevičiūtė kalbino LRT, ten ta humoro laida tokia ir klausė, tai ką jūs darysite, nes po biški rusus ir baltarusius grąžina į sportą. Ir aš taip drįsčiau spėti, kad ar tik nebus šių metų rudens Eurolygoje tik tai rusų komanda grąžinta CSK, nes jie yra vieni įsteigėjų. Aš manau, kad vyksta apie tai kalbas ir dabar, kada jau Paulius Motiejūnas nebėra Eurolygos vadas, tai ten gali būti lankščiai viską pažiūrėta. Na ir jinai sako, žinai, tai va, tos valstybės, kurios nežino, kaip čia pas mus viskas yra, dažniausiai tai yra Afrikos valstybės, jos balsuoja kiekviena federacija ir jos, kadangi Afrikos valstybių yra labai daug, jos nubalsuoja už tai, kad rusams leistų ir baltarusiam dalyvauti. Žinai, O dėl parolimpinio, tai aš to pasakysiu. Tas yra toksai atletas Bilius, tai jo žmona yragi ta... Arši. Aš dabar pamiršau, kokio jinai komandoje dalyvauja. Delfi jinai, ne dabar? Aš nežinau, čia ta pati. Čia yra jo žmona. Tai jie dabar, žinai, kiek pripompuotas tas vaikinas dabar teisingų minčių. Kaip jos buvo mergautinė pavardė? Bilienė nelabai pasižymėjo. Jo, aš dabar nepamiršau. Blemba, užkrito. Tai bet čiagi vis tiek, čiagi yra... Žeimytė, Daiva Žeimytė, jo. Ai, čia yra jos sutuoktinis? Taip. Ne, viskas gerai čia. Jo sutuoktinis. Ne, aš noriu pasakyti, kad, žinai, į parolimpinės dabar, kažkaip nežinau, aš įsivaizduoju, kad tie žmonės, jie tikrai yra tokie patys sportininkai, kaip ir tie, kuriuos mes dabar stebim visi, tai pas vienus nuvažiuoti, pas kitus nenuvažiuoti. Nežinau, aš jau daug ko nenoriu komentuoti, nes aš nesuprantu kai kurių dalykų. Bet ar nėra taip, kad ir lietuvių sportininkai boikotuos solidarizuodamėsi su Ukraina? Nes Ukraina boikotuoja, Ukrainos sportininkai boikotuoja šitas paralimpinės.
labai Ir lyg patogu tai yra, lietuviai solidarizuojasi, aš lyg mačiau tokią antraštę. Bet labai aš noriu patogu yra vieną labai nedalyvauti, kai negali. įdomią, nu kaip pasakyti, man įdomi buvo ta detalė, bet Ruginienė, tu klausaisi, aišku, kad klausaisi, tai va dabar ausis ištemti ir klausyk. Reiškia, Perduokit, kas nors, jeigu ne. nevažiuos dėl to, kad rusam ir baltarusiam leista dalyvauti su jų nacionalinėmis vėliavomis. Tai Ruginieniai, klausyk, paralimpinių žaidynių emblema yra 3 spalvų tos agitos ar gijos, kaip jos ten vadinasi, tai yra mėlynos, raudonos ir žalios spalvos, tokios susikertančios linijos. Agitos ar gijos jos lietuviškai vadinasi. Mėlyna, klausyk Ruginienė, mėlyna, raudona, nieko neprimena, nu ir dar žalia. O vėliava paralimpinių žaidynių yra va šita emblema, mėlyna, raudona, žalia, baltame fone. O Jėzu. Baltas fonas reiškia taiką, neutralumą, ramybę, vienybę. Tai čia yra paralimpinių. O tokios spalvos mėlyna, raudona ir žalia, va šitos gijos, yra parinktos todėl, kad jos yra dažniausiai pasikartojančios valstybių vėliavose. Valstybių vėliavose dažniausiai pasikartojančios spalvos. Ir tai simbolizuoja, kad šitos žaidynės yra skirtos visiems, vienybei, susitelkimui ir taip toliau. Nu, apskritai čia yra tokia olimpinių žaidynių dvasia, ar ne? Tai bet įsivaizduok, Ruginienė, mėlyna, raudona ir dar baltame fone, tai čia yra rusų spalvos, rusiškos spalvos. Tai apskritai čia net neturėjo būti svarstymo apie važiavimą į paralimpinės žaidynės, nes paralimpinių žaidynių vėliava yra, baisi, ji turėtų būti sudeginta, tokių spalvų vėliavos negali būti. Su Žemaitaičio paveikslais kartu deginant humorę. Tai aš sakau, čia nežinau, nei kaip čia, nei ironija, nei sarkazmas, čia žmonės jau yra tiek susipykę su sveiku protu, tiek liguistai nekenčia tos Rusijos, rusiško pasaulio, kaip jie vadina, ir visko, kas jiems ten visur, kiekvienam žingsnį, jiems vaidenasi tas Rusija, rusas ir taip toliau. Susipykę su sveiku protu, sergantys žmonės, užjauskim juos, užjauskim. Bet šitie ligoniai, suprantat, gali mus įstumti į tą pačią situaciją, kaip kad ukrainiečių tautai stūmė ten užsiveisę ligoniai. Nu tai jau Čia yra baisu. Socialinius tinklus išjunginėja jau ir visą